Mūsų viešpats, gerasis mūsų Dievas, mūsų ganytojas, dangaus ir žemės sutvėrėjas, mūsų dangiškasis tėvas sako kiekvieną dieną, kiekvienam iš mūsų, nebūk netikintis, o būk tikintis. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nežiūrėk į pralaimėjimą, bet žiūrėk į pergalę. Nes pats Jėzus, pats Kristus yra mūsų pergalė, mūsų viešpats, mūsų pergalė. Ir galima panagrinėti Jono Evangeliją 20 skyrių, kaip žmonės rinkosi tada, ir ne tik Jono Evangelija, bet visas raštas apie tai kalba, kaip tada rinkosi žmonės, buvo žmonių pasirinkimai, taip mūsų dienomis vyksta nuolatinis pasirinkimas, ką aš renkuosi, ką renkuosi pasilikti. Ir 20 skyrius kalba apie tai, kai Marija pranešė Jėzaus mokiniams, kad Kristus prisikėlė, kad jo akmuo nurytintas, kad jo nebėra kape. Ir vienas iš mokinių iškart patikėjo, jis priėmė sprendimą ir patikėjo, kad Kristus prisikėlė. Bet vienas iš Kristaus mokinių, Dvynys čia rašo, Dvynys, kurio vardas buvo Tomas, jis kategoriškai prie visų mokinių ir kitų žmonių ir pareiškė, jeigu aš nepamatysiu, sako, galim paskaityti nuo 25 eilutę visą. Tad kiti mokiniai jam kalbėjo, mes matėme viešpatį, o jis, tas Dvynys, Tomas, sako, jis atsakė, jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrių ir neįleisiu pirštų į vinių vietą ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, nepatikėsiu. Ir viskas. Kategoriškas žmogaus sprendimas. Tas vienas iš mokinių, jis kategoriškai prie visur sako, aš nepatikėsiu. Man nesvarbu, kad nurytintas akmuo, man nesvarbu, kad kapas tuščias, man nesvarbu, kad ten nieko jau nėra, aš netikiu. Ir ką gali Dievas padaryti, kai žmogus priima sprendimą, jis priima sprendimą, aš nepatikėsiu. Kaip šiandien yra daugelis žmonių, kurie sako, nepatikėsiu, kol Dievas man neatsakys, kol jis manęs neišgydys, kol nepakeis aplinkybių, kol dar kažkas nepasikeis. Bet Dievas, ką Jėzus atsakė, kai jis vėl atsirado tame kambaryje, kur buvo susirinkę jo mokiniai, Jėzus tik užėjęs, ką sako, ramybė jums. Tai Dievo pagrindinė žinia, būt mums ramiems, pasilikti ramybei. Ir sako, paskui kreipėsi į Tomą ir sako, įleisk čia pirštą ir pažiūrėk į mano rankas, pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Nebūk netikintis, bet būk tikintis. Jėzaus pagrindinė žinia. Antra, po to, kad jis paliko žmonėms savo ramybę, kuri pranoksta bet kokį supratimą. Sako, nebūkit netikintis, bet būkit tikintis. Ir kas tai turi padaryti, kad žmogus būtų tikintis? Ar Dievas dar kažką turi padaryti? Jis žmogui sako, pasirink teisingai, pasirink, sprendimą priimk, ką mąstysi ir ką kalbėsi. Nes čia tas Tomas viską ir išdėjo, ko jis netiki. Jis taip mąstė, jis tą ir kalbėjo. Ir kodėl Jėzui nepatiko, sako, nebūk toks. Tam žmogui, tam mokiniui reikia priimti sprendimą, kokiu būti ir kokiu nebūti. Kaip mums šiandien reikia rinktis ir nuolat pasirinkti, kaip Dievas ir sako, gyvenimą. Tai, kas gera, tai, kas garbinga, tai, kas šlovinga, tai, kas mus pačius ugdo nuolat, pasilikti ramybei. Ir dar, kas labai svarbu, Tomas jam sako, mano viešpatė, mano Dieve, kai jis jau pamatė ir viską Dievas jam pasakė, Jėzus sako, Tomas, o mano viešpatė, mano Dieve, Jėzus jam tarė, Tomai, tu įtikėjai, nes mane pamatei, palaiminti, kurie tiki nematę.
Kokia dar viena svarbi žinia. Sako pats Jėzus, palaiminti, kurie tiki nematę. Čia apie mus. Kai aš kiekvieną kartą pasirinku tikėti nemačius, nes aš nemačiau. Aš tikiu, kad Jėzus yra Dievo sūnus, kad jis mirė ir prisikėlė dėl manęs. Ir jo prisikėlime šiandien aš turiu gyvenimą ir gyvenimą su perteklium. Kai aš kiekvieną akimirką priimu tuo tikėti, Dievo jėga veikia mano gyvenime. Nes Dievas sako, palaiminti, kurie tiki nematę. Šiandien, kai aš nematau aplinkybių, besikeičiančių, bet priimu sprendimą tikėti, aš esu palaiminta. Kiekvienas iš mūsų, kada priimam sprendimą tikėti, kai dar nematom aplinkybių pasikeitusių, bet priimu sprendimą mąstyti taip, kaip Dievas mąsto, mąstyti atsakymą. Kai aš pasirinku kalbėti atsakymą, ne problemą. Kai aš pasirinku veikti aplinkybėse, ne pagal problemą, bet ramybei ir užtikrintai laukdama gero. Dievas sako, kad aš esu palaiminta. Ir tie palaiminimai kiekvieno mano ar kiekvieno iš jūsų gyvenimuose veikia tada, kai kiekvienas iš mūsų pasirenkam pasilikti tikėjime. Nes tikėjimas, būtent kuo skiriasi nuo netikėjimo, nes tikėjimas mato tai, ko nėra, tikėjimas kalba tai, ko nėra. Ir tikėjimas veikia taip, kaip lyg tai būtų. Ir šiandien mes renkamės, kaip mes kalbėsime, kaip mes elgsimės. Ir ar mes atiduodam tuo savo poelgiu šlovę ir garbę viešpačiui. Nes aš aukštinu viešpatį, nes aš žinau, kad jisai geras, aš žinau, kad jis nesikeičia, kad jis ką pasakė, jis tą ir ištesėjo. Ir vadinasi, jis man sako tikėti ir tikėti, nepasiduoti, nes būtent užtikrintas žinojimas to, ko laukiu, yra Dievo jėga, kuri veikia mūsų gyvenimuose. Ir Dievas nieko daugiau negali padaryti. Tik vienintelio ir nori, kad mes būtume užtikrinti pasirinkimuose. Ir dar galim prisiminti, kad ir Luko 1 skyrių. Ar net ten vėl buvo 2 žmonės, kurie rinkosi. Buvo Zacharijas ir buvo Marija. Jie abu pamatė tą patį angelą ir vienam angelas pasakė, kad tu turėsi sūnų. Ir kitai viešpats pasakė, kad tu turėsi sūnų. Ir nei vienas neturėjo, nei kitas, nei vieno aplinkybės apie tai nekalbėjo. Realiai, kad tai gali būti. Nei Zacharijo tokios buvo aplinkybės, nei Marijos buvo tokios aplinkybės. Zacharijas buvo per senas, Marija buvo per jauna, nebuvo ištekėjusi. Bet kokia buvo reakcija vėl žmonių Zacharijo, kuris iš karto norėjo komentuoti, kad tai yra neįmanoma. Bet viešpaties angelas jo burną uždengė, kad jis nekalbėtų. O Marija, kągi pasakė Luko 1 skyriui 38 eilutę, galit patys paskaityti. Marija ir sako, tegu man būna pagal tavo žodžius. Tai reiškia nuolankumas. Jinai priėmė tai, kas atrodo neįmanoma, kad Dievui, kurį jį pažįsta, įmanoma. Už tai šiandien kiekvienam iš mūsų, kad taip svarbu būtų, va tai, kad Dievas sako, ką jis mums pažaduose savo palikęs, kad jis mus myli, mus vertina, mus brangina, kad jis mums turi gyvenimą ir gyvenimą su pertekliumi žemėje, kad tai būtų tiesa, kad tai būtų tokia tiesa, kad jokia aplinkybė, taip sakant, neužgoštų. Kad šiandien aš būčiau tvirtai įsitikinęs, įsitvirtinęs, įsibetonavęs toj tiesoj, toj Dievo žodžio tiesoj, persismelkė su tuo. Kaip ir Jeremijo knygoje sako, tegu mano žodžiai būna jūsų mintise nuolat, dieną ir naktį, mąstykite apie mano žodžius, mąstykite apie mano žodžius, nes ką, kiekvienas iš mūsų mąstysime, taip mes ir kalbėsime.
Ir taip mes ir elgsimės. Ir be abejo turėsim rezultatą Dievo šloviai ir Dievo garbiai. Nes Dievas sako, aš įdedu ir troškimą, ir duodu įvykdymą, kad tai įvyktų. Pats Dievas sako, Izaijo knygą skaitykime, kiekvienas galit patys skaityti. Ir rasite, ten Dievas ir sako, kad jis įdeda ir troškimą, ir duoda įvykdymą, kad tai įvyktų. O mano dalis priimti sprendimą, tikėti. Būt nuolankios širdies, pasirinkti tai, kad prilipti prie to, kaip prie magnetos, ką Dievas sako. Prisiminti, kaip Marija patikėjo, kaip kiti Dievo žmonės tikėjo Dievu. Abraomas, kai nebuvo jokios vilties, pasiliko tikėti Dievu. Kaip tas vyras iš Morkaus Evangelijos, kur atvedė sūnų sergantį, jis priėmė sprendimą vis dėlto nežiūrinti baisiausias, sunkiausias aplinkybės, pasilikti tikėti Dievu, kad ta situacija sprendžiasi. Kokia be būtų sunki situacija, sudėtinga situacija, aš ne apie ją pasilieku mąstyti, aš ne apie ją pasilieku kalbėti, o pasilieku žiūrėti į Kristų, į Viešpatį ir ką jis dėl manęs daro. O jis ką daro? Teikia čia ir dabar. Man ką? Ramybė. Jis man teikia ramybę, kuri pranoksta bet kokį samprotavimą. Kada? Kai aš atnaujinu savo protą Dievo žodžiu. Nesitapatinu su to pasauliu. Sako, nesitapatink, nepritapk prie to visko, ką tavo akis mato, kaip jaučiasi tavo kūnas, nepritapk, o aukščiau, būk aukščiau už viso šito, būk prie mano žodžių prilipęs ir tikėk, kad viskas įmanoma tam, kuris tiki.